Šįkart atvykau į Daugėliškių mišką, kur yra takas, kuris supažindina su Lietuvos partizanų gyvenimu ir svarbiausiais įvykiais šiame miške. Eidami turėtume pamatyti atstatytą Prisikėlimo apygardos štabo bunkerį, atrastą Daugėliškių miško partizanų vadavietės archyvo vietą bei Antano Jaugelio Urbšio būrio partizanų žuvimo vietą. Daugėliškių miške bunkeris buvo įkurtas ne kaip nuolatinė gyvenamoji vieta, bet kaip susitikimams skirtas LLKS štabo bunkeris. 1950 m. Liepos 22 d. NKVD operacijos metu bunkeris buvo sunaikintas kartu su ten buvusiais partizanais. Kągi, pasivaikščiokime ir pasižiūrėkime, ką mums čia pavyks pamatyti. Kol kas labai jaukus takas. Čia, kiek teko domėtis, atrodo Ariogalos gimnazijos moksleivių jėgomis ir vietinės gimnazijos istorijos mokytojų jėgomis buvo sutvarkyta šita vieta, atstatytas bunkeris. Tuoj pasižiūrėsim, ką mes čia pamatysime eidami. Labai graži diena. Pavasaris pamažu įsibėgėja, nedrąsiai, bet įsibėgėja. Kaip gražiai padaryti tarsi laiptukai nulipimui. Taip, bunkeris kairėn, archyvo vieta dešinėn. Pirmiausia, einam gal link bunkerio. O, tiltukas per upeliuką. O, štai ir pats bunkeris. Dar pirmiausia, perskaitykim, kas čia parašyta. Šiame miške 1950 Liepos 22 žuvo Prisikėlimo apygardos partizanai. Štai žvakelė, pagerbint žuvusiuosius. Ir šitoje vietoje štai tokioje mažoje, net klaustrofobiškoje, bet sutilpdavo 6 net žmonės, ar nežinau, gal net daugiau, bet jeigu neklystu, paskutinį kartą 50-aisiais Liepos 21 susirinko 6 paskutiniam pasitarimui, kaip paaiškėjo vėliau. Ir kitą dieną jie buvo nužudyti NKVD operacijos metu. O dabar čia labai drėgna. Bet bunkeris atstatytas, įdėta daug pastangų, žmonės nuoširdžiai tikrai pasidarbavo. Štai oro ventiliacijai tikriausiai šitas vamzdis, kur matėm lauke. Bet mano ūgis 1,80 m ir aš čia pilnai galiu įsitiesti, išskyrus va šitos balkius, kur reikėjo pasilenkti. Iš tikrųjų labai gražiam miškelėje. Va taip išlįsdavo, apsižvalgydavo tikriausiai. Ar nieko nėra, niekas nemato. Ir tada jau lipdavo drąsiau.
nuotraukas. Štai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio signatarų pažintinis takas. Rekomenduoju atvykti čia ir pasiskaitinėti daugiau istorijos apie šią vietą ir apie partizanų veiklą. Jonas Žemaitis Vytautas, LLKS tarybos prezidiumo pirmininkas, Vakarų Lietuvos partizanų srities vadas generolas. Adolfas Ramanauskas Vanagas, vienas žymiausių Lietuvos partizanų, gimė JAV New Britene 1918 kovo 6 dieną, bet 21-aisiais grįžo į tėvynę. Taip, tikrai padirbėta nuoširdžiai, nemažai stendų, informatyvus. Aiškiai galima sužinoti apie iškiliausius, žymiausius mūsų partizanus. Čia tarsi šernų paknista. Aleksandras Grybinas Faustas. Iš Suvalkijos kilimo. Leonardas Grigonis Užpalis. Rokiškio valsčiaus Pužonių kaime gimęs. Taip, pasižiūrime. Žūties vieta, eisime dabar link jos, kur žuvo partizanai. Vytautas Gužas Kardas, slapyvardis. Sičių kaime gimęs, Rokiškio apskrityje. O, koksai takutis padarytas iš lentų. Bronius Liesys Naktis. Antano Jaugelio Urbšio būrio partizanų žuvimo vieta. Štai čia tarp šitų berželių. Aš manau, kad jų tuomet dar nebuvo, bet vat, kaip suprantu, vat šita aikštelė. Tūkstantis 1944 metais Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą 10 000 Lietuvos gyventojų įsitraukė į kovą su okupantais. Vieni jų į partizanų gretas įstojo vengdami tarnybos okupantų kariuomenėje, kiti galimų represijų ar tremties. Tačiau dauguma ginkluotos kovos kelią pasirinko sąmoningai, pasiryžę kovoti tol, kol bus atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Jau 1944 m. rudenį susikūrė nedideli partizanų būriai, ėmė jungtis į stambesnius junginius rinktines, vėliau į apygardas. Štai susistabdysite video ir galėsite patys paskaityti viską, kas čia nutiko ir kaip įvyko ši tragiška partizanų lemtis. Šioje vietoje Liepos 27 žuvo Jaugelio būrio partizanai 1945 metų. Būrio vadas Antanas Jaugelis Urbšys, Henrikas Jeloveckas,
Klevas, Stasys Jeloveckas Beržas, Viktoras Nagreckis Dainius. Ilsėkitės ramybėje. Taip, dabar einame link archyvo vieta už 30 metrų. Pažiūrėsime, kągi čia pamatysime. Nuvirtęs medis. Ir štai Daugėliškių miško partizanų vadavietės archyvo vieta. 1997 m. spalio mėnesį netoli susprogdinto bunkerio vietos buvęs partizanų ryšininkas Albinas Kęstutis Bersėnas Stirniukas surado Prisikėlimo apygardos štabo archyvo likučius. Apie čia galimai esamą archyvą ryšininkas sužinojo dar 1950 metais, sunaikinus partizanus ir vadavietę. Ryšininkas kartu su partizanu Juozu Ziniu Nemunėliu buvo gabenami į Kauną tardymui. Likęs gyvas partizanas ryšininkui Bersėnui Stirniukui pasakė, kad nuo vadavietės leidžiantis upeliu žemyn yra archyvas. Atstatant vadavietę buvo tyriama ir buvusio archyvo vieta, tačiau nieko nebuvo rasta. Nebuvo kilę net menkiausio abejonių, kad dar kažkas gali būti likę buvusio archyvo vietoje. 2014 metais jaunieji šauliai Justas Balčius ir Ignas Kringelis, traukdami šakas šalia kelmo, pamatė metalinį konteinerį. Pro konteinerį esantį plyšį matėsi, kad jame yra laikraščių ir popierių liekanų. Paaiškėjo, kad tai šovinių dėžė, kuri panaudota kaip dokumentų saugykla archyvas. Visiškai netikėtai tvarkant bunkerio aplinką ir ruošiant vietovę pažinimo takui, buvo rastas dar vienas archyvas su dokumentais. Archyvas sudarė daugiau nei 400 atskirų dokumentų, kurie datuojami nuo 1940 iki 1950 metų. Rastas archyvas su dokumentais svarbus indėlis analizuojant bei vertinant partizaninio karo istorijos eigą bei ieškant reikiamų faktų patvirtinimo dokumentų. Štai jaunieji šauliai su ryšininku A.K. Bersėno archyvo radimo dieną. Štai šie du jaunuoliai rado šovinių dėtuvę, kurioje buvo archyvas. Dokumentų ritinėliai iš rasto archyvo, štai kaip atrodė. Čia fragmentas dokumento. Tai štai tokia įdomi mūsų istorijos dalis, kurią galite aplankyti, tikrai gražiai sutvarkyta. Netoli autostrados, netoli Ariogalos. Jeigu kažkada važiuosite pro šalį, užsukite, prasivaikščiosite tikrai gražiu miškeliu ir prisiliesite prie dalelės mūsų istorijos, partizaninės istorijos. Taigi šiam kartui tiek. Iki susitikimo.